Kaip nuo mūsų būsenų, nuo to, kaip jaučiamės kasdieną, priklauso mūsų gyvenimo kokybė. Apie tai jau dariau ne vieną video, bet jūs komentaruose rašėte, kad norite sužinoti daugiau. Tai paruošiau jums dar vieną labai rimtą informaciją, kurią rekomenduoju išgirsti. Kas dar nesate skaitę šios knygos Galerija G. Sąmonės anatomija, rekomenduoju tai padaryti. Šis žmogus, Davidas Hawkinsas, buvo amerikiečių psichiatras, tyrinėjęs celotyrą, sąmonę ir padarė labai įdomų atradimą, apie kurį šio knygoje papasakoja. Jis sukūrė, sakykime, nupiešė, apibrėžė tokį, ką pavadino sąmonės žemėlapiu. Ir atspindėjo šioje knygoje raidėtą lentelę. Aš jau pats šią lentelę stebiu, tyrinėju savo gyvenimo pavyzdžiais apie 5 metus. Ir galiu pasakyti, kad tai, kas yra šitoje lentelėje, puikiai atsispindi mano gyvenime, atsispindi ir kitų gyvenimuose, su kuo kalbėjome. Tai tikrai veikia. Dabar pažiūrėkime, kas šitoje lentelėje yra. Tai Dievo supratimas, tai kaip iš tam tikro lygio yra suprantamas Dievas. Toliau gyvenimo supratimas, kaip yra suprantamas iš tam tikro sąmonės lygio. Koks pats yra tas lygis. Čia rodiklės žyminčios, ar vyksta augimas, ar leidimas žemyn, sakykime, netgi pačios gyvenimo kokybės. Kalibravimo, sakykime, matavimo vienetas, kokia yra vyraujanti emocija ir koks vyksta procesas. Tas kalibravimas, tai yra iš esmės vibracija, galima ją apibūdinti ir taip. Jeigu kažkas girdėjot šį žodį, tai va čia yra jos apibūdinimas arba išraiškimo forma. Dabar kuo įdomi ta lentelė ir kodėl jums verta apie ją žinoti. Pasižiūrėkime į tai, kokį nors pavyzdį paimant. Va, tarkime, kaltė. Tai yra lygis kaltė. Ką tai dabar reiškia? Tai reiškia, kad žmogaus, kurio vibracija arba būsena, jausena yra tolygi kaltės emocijai, sakykime taip, jeigu tai galima išsireikšti. Tai atsispindi to žmogaus gyvenime. Tai į kur veda procesas, į kur veda jo gyvenimą? Į destrukciją, į savęs susinaikinimą. Koks yra gyvenimo supratimas? Blogas, tai reiškia, visi blogi, tik ne aš maždaug iš tos operos. Koks yra Dievo supratimas, kad Dievas yra pagiežingas, į kur veda gyvenimo kokybė, gyvenimas į apačią. Reiškia, eina gyvenimas žemynų, sakykime, liaudiškai tariant, prasta linkme. Ir kokia vyraujanti emocija yra kaltinimas, savęs, kitų, visų kaltinimas. Ką tai dabar reiškia? Tai reiškia, kad tol, kol žmogaus vyraujanti būsena, sakykime, vyraujanti vibracija, jausena yra kaltės lygio, tol jo gyvenimas yra apibrėžtas iš esmės šią liniją. Gyvenimo supratimas, kad viskas yra blogai, tu visus kaltini ir pats save vedi į destrukciją. Tai toks gyvenimo lygis. Toliau paimkim kitą pavyzdį. Pavyzdžiui, baimė. Tai baimės lygis. Tai žmogaus, sakykime, energetika, jausena yra, kad jis pastoviai yra baimėje, vyrauja baimė, emocija vyraujanti yra nerimas, procesas nutraukimas, o gyvenimo lygis bauginantis, Dievas baudžiantis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus nuolatos gyvena nerimą ir baimės emocijoje, tai yra jau vyraujanti gyvenimo emocija. Procesas vyksta nutraukimas, tai reiškia, kad jis nori nutraukti šį procesą, nori netgi nutraukti galbūt savo gyvenimą, nori nutraukti tą baimę, viskas jį baugina. Gerai, paimkim dabar kokį nors kitą pavyzdį. Ir paimkim jau aukštesnį pavyzdį, gerokai aukštesnį pavyzdį nuo pradžios, pavyzdžiui, ryžtas. Tai ryžto lygis. Tai koks yra žmogaus vedimas, jau jisai eina į viršų, kokia jo vyraujant emocija, optimizmas. Koks procesas, ketinimas, reiškia, jis kažką ketina padaryti, kažkam yra pasiruošęs, kažkam yra pasiryžęs keistis, pavyzdžiui. Ir koks gyvenimo supratimas viltingas. Matote, jau kiek yra pasikeitęs, visiškai kitas supratimas. Ir koks yra Dievo supratimas įkvepiantis. Tai jau Dievas jį įkvepia, jis jaučiasi viltingas, yra kupinas ryžto, optimizmo ir gyvenimas ketinimas. Ketina kažką padaryti, jau nori veikti. Tai visiškai pažiūrėkit, kokia didelė yra perspektyva. Čia eina žmogus į eliminaciją, save nori sunaikinti, o čia jau nori kažką tais, sakykime, ketina kažką tais padaryti, pavyzdys. Ir pati aukščiausia, sakykime, būsena, tai kai yra Dievo supratimas, kai jau pats esi Dievas, sakykime, lygio prasme, koks yra gyvenimo supratimas. Tiesiog yra, matot, jau nebėra kažkokių tais, tiesiog yra,
lygis nušvitimas. Tai čia vat apie tą garsųjį nušvitimą eina kalba. Vibracija tokia, emocija nenusakoma, kaip ir dažnai yra sakoma. Ir pats procesas grynoji sąmonė. Tai šis lygis, sakykime, pagal autorių jau čia yra Buda, Šiva, Kristus, sakykime, nušvitusiųjų lygis, nušvitusiųjų mokytojų lygis. Dabar, kam aš visą tai pasakoju ir kaip čia galima tą žemėlapį panaudoti praktiškai, ūkiškai ir iš to turėti, sakykime, naudos, tobulėti ir augti. Vienas dalykas, dar į ką noriu atkreipti dėmesį, pasižiūrėkite va šį lygį. Matote, čia visur ėjo rodiklis į apačią, reiškia, visur vis tiek tu grimsti taip liaudiškai tariant, į negatyvą. Ties čia jau atsiranda lipimas į pozityvą, o ties čia, matote, rodiklis tik į viršų. Tai reiškia, pasiekus šitą lygį, tu išmokęs esi, tavo sąmonė, sakykime, suvokė, kaip nebegrįžti atgal, o lipti tiesiog į viršų. Tai yra labai svarbu atkreipdėmėsi. Tai ką dabar su ta lentelė daryti? Vienas dalykas, tai nuo ko galima pradėti, tai surasti, kuriame lygyje jūs esate. Kuriame iš visų šitų lygių jūs esate. Surasti, įsivertinti, kitaip tariant, žinot, kaip jūsų pradžios tašką. Šioje knygoje yra pateiktas testas. Aš tą testą naudoju labai daug kur, tikrai geras testas, apie tai jau irgi esu kalbėjęs, kaip patikrinti, ar tas lygis, kurį pasirinkote, tikrai yra tas. Jeigu bus įdomu, galite parašyti komentaruose, pasidalinsiu, kaip tą testą padaryti. Tai pirmas dalykas, pasižiūrėkite, kuriame lygyje iš tų esate, tai jau žinodami, kuriam lygyje esate, galite suprasti, kur jums reikia eiti, sakykime, kaip kelti sąmonę. Tam yra įvairiausių metodų. Vienas iš jų yra tų pačių įsitikinimų keitimas, reiškia, vis labiau išlaisvėt, kad puodukas būtų kuo tuštesnis. Tai nuo to taip pat kyla jūsų energetika. Paleisti senas gėdas, kaltes, apatijas, sielvartus, baimės, norus, pykčius, išdidumus ir taip toliau. Ir visas žeminančias jūs emocijas. Jų paleidimas taip pat kelia į viršų. Ir antras momentas, ką iš viso to yra svarbu suprasti, kad einant link šito lygio gyvenimas iš esmės keičiasi. Pasižiūrėkite, ant kiek, galite pasiskaityti, pasidaryti screenshotą, pasižiūrėti, ant kiek keičiasi gyvenimas iš pražūtingo destrukcijos, liūdnumo, agresijos į kokias, sakykime, taures įdomias emocijas. Tai yra vyraujantis jausmai, vyraujantis gyvenimo kokybė. Savo praktikos patirties ir tyrinėjant šį žemėlapį galiu pasakyti, kad nuo kiekvieno šito lygio keičiasi ne tik tais, kad gyvenimas, bet keičiasi viskas. Keičiasi jūsų mintis, mąstymas, emocijos, santykiai, bet kokia jų gyvenimo sritis yra ypatingai paveikiama kiekvieno šito lygmens. Ir jeigu tavo, pavyzdžiui, gyvenimas vyrauja va šituose žemuosiuose laiptuose, sakykime taip, atitinkamai tave ir lanko tokios sunkios energijos, sunkus išgyvenimai, sunkus procesai gyvenime, nes tu esi va šituose laiptuose. Tavo, sakykime, tikslas turėtų būti lipti, kuo aukščiau kelti savo sąmonę į viršų. Tai va. Jeigu ši tema įdomi, kviečiu po šio video užduoti klausimus. Jeigu bus jums tikrai įdomu, atsakysiu į įvairius klausimus video formatu. Taigi, noriu palinkėti sėkmės jums ir iki kitų video.